Labas, mano vardas Aina ir šiame video saviugdos trenerė Ilona Tamošiūnienė papasakos, kaip atpažinti manipuliatorių darbe bei savo gyvenime. Sužinosite, kokie yra 4 pagrindiniai požymiai, nurodantis, jog jumis yra labai sėkmingai manipuliuojama. Suprasite, kaip manipuliacijos yra susijusios su menka saviverte, pasitikėjimu savimi ir baimėmis. Sužinosite, kaip galite tapti atsparesni manipuliacijoms ir kurti sveikesnius tarpusavio santykius. Na ir galiausiai atpažinsite, kaip mes patys sukuriame palankę terpę manipuliacijoms ir ką galime pakeisti, kad nebūtume įtraukti į svetimus psichologinius žaidimus. O jeigu jau dabar norite sužinoti, kaip DASATA, darbo saugos e-sistema padeda stiprinti komunikaciją tarp darbuotojų, išvengiant krūvos popierizmo, šio video aprašyme paliekame jums nuorodą. Spauskite ir sužinokite, kaip galite sumažinti streso lygį savo darbuotojams, suteikiant jiems galimybę mokytis savu tempu, kadangi DASAToje yra savitarnos modulis, leidžiantis tai atlikti kur kas efektyviau. O dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, taip padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį Ilonai. Greičiausiai visiems žinoma tema, nes manipuliacijų mūsų gyvenime yra daug ir manipuliuoja absoliučiai visi žmonės. Ir dažnai ta manipuliacijų tema, jinai tokia tarytum turi, jei mes suteikiam neigiamą atspalvį. Tarytum manipuliuoti yra kažkoks blogis. Tai aš siūlyčiau į manipuliacijas pasižiūrėti kaip į egzistuojantį reiškinį šiame pasaulyje, kaip į faktą, nes jeigu mes ką nors pavadiname blogu, mes natūraliai, nesąmoningai pradedame vengti tos temos, bėgti nuo jos, apsimetam, kad jos nėra. Na ir tuomet nepavyksta išspręsti tų dalykų, kuriuos norėtųsi išspręsti. Tai tiesiog žiūrim kaip į tokį reiškinį egzistuojantį ir pasistengit, nevertinti kaip kažkokio blogio. Kas yra manipuliacija? Jeigu tokiais paprastais žodžiais kalbant, tai yra būdas priversti kitą daryti tai, ko noriu aš. Tai toks gan savanaudiškas veiksmas siekiant naudos savo. Ir manipuliacijoje neegzistuoja kitas žmogus. Tai yra kito žmogaus poreikiai, norai. Tas žmogus, kuris manipuliuoja, jis tai daro tik dėl savęs. Nes nėra kitų būdų, tiksliau, jis neturi kitų būdų gauti tai, ko jis nori. Tarkim, jis negali atvirai kalbėti apie savo poreikius ir norus, negali parodyti savo jausmų, negali pripažinti kažkokių savo ypatumų, poreikių, norų, ir panašiai. Ir tuomet lieka vienintelis kelias manipuliuoti. Jeigu leisimės šiek tiek giliau, mes matysim, kad manipuliacija tai yra būdas kontroliuoti situaciją. O kam kontroliuoti, mes apie kontrolę dar kalbėsim plačiau, bet tas manipuliacijų aspektas yra labai svarbus. Kai aš kontroliuoju situaciją, man atrodo, kad aš jaučiuosi saugiau, kad aš esu saugesnė. Žinoma, pagrindinis žodis šiame sakinėje yra atrodo, kad taip yra. Iš tiesų, tai yra tik tai vidinis išgyvenimas. Ir nors manipuliatorius išoriškai jis gali atrodyti toks gan pasitikintis savimi, gan tvirtas, bet jeigu pavyktų pažiūrėti giliau į jo vidų, mes ten pamatytumėm gan pažeidžiamą žmogų, kuris nesijaučia stiprus. Ir tuomet gaunasi, kad manipuliacija tai yra būdas užtikrinti savo poziciją. Ir pajausti tą savo įtaką kitiems žmonėms, pajausti savo jėgą. Nes, kaip ir sakiau, kitų būdų nėra. Tai vienintelis būdas manipuliuoti.
Ir taip yra ne veltui, nes jeigu mes prisiminsim savo vaikystę, kai mes buvom kokių 2-5 metų amžiaus, tame tarpe mes buvom tobuli manipuliatoriai. Nes mažas vaikas, jisai iš tikrųjų neturi kitų būdų, kaip tik manipuliuoti tėvais ir gauti tai, ko jis nori. Dar vaikas nemoka nieko, nei reikšti jausmų, nei gražiai susivaldyti ir, tarkim, korektiškai išreikšti savo norus. Jisai dar neturi tokių įgūdžių. Tik dėja, visa ta schema dažniausiai persikelia ir į suaugusių gyvenimus, nes labai daug žmonių taip ir neišmokstam, kalbėtis atvirai, nuoširdžiai, ieškoti sprendimų, ieškoti variantų ir taip toliau. Ir manipuliacija tai ir lieka tas vienintelis įrankis, kaip gauti iš kitų žmonių, iš pasaulio tai, ko man reikia. Dar galim pažiūrėti į vieną manipuliacijų aspektą ir pamatysime, kad manipuliacijos tai yra vaistas nuo nepasitikėjimo ir baimių. Kai yra problemos su saviverte, su pasitikėjimu savimi, kai yra daug baimių padaryti kažkokius dalykus, manipuliacija jinai labai smagiai pridengia visą tai. Ir tada ne tai baisu, tada ir savivertė atrodo, kad visai, jeigu tu gavai tai, ką norėjai, tai kažkaip geriau pasijunti ir su pasitikėjimu kažkas nutinka. Bet kokiu atveju, kai mes tvarkome su savimi, mes tampam vis atsparesni bet kokiom manipuliacijom. Bet tai ir yra svarbiausias momentas. O jeigu pasižiūrėsim į manipuliacijas, kaip jas atpažinti, kaip jos reiškiasi gyvenime. Žodžiu, yra kažkokios situacijos, kuriuose, tarkim, kažkoks žmogus labai atvirai jums žada apsunkinti gyvenimą, jeigu, tarkim, neįvykdysit jo reikalavimų. Ir tai būna tokie labai, tai yra pačios akivaizdžiausios manipuliacijos. Vat ateina tau tiesiai ir sako, jeigu tu to nepadarysi, tau bus blogai. Ir čia viskas aišku. Kitais atvejais gali būti truputėlį nelabai aišku, kas čia vyksta. Tai tiesiog, bet yra tie požymiai, ką kiti žmonės daro, ką mes darom, kaip manipuliuojam. Vėlgi toks tiesioginis grasinimas gali būti nutraukti santykius. Bet aš su tavim, kaip vaikai, žaisdavom smėlio dėžėje ir neduosi tu man kibirėlio, tai aš su tavim nedraugausiu. Toliau suaugę mes darom lygiai tą patį, tik jau ne apie kibirėlius, o apie kitus dalykus. Tu, pavyzdžiui, jeigu tu šį savaitgalį išvažiuosi su draugais žvejoti, sako, žmona kokiam vyrui, tai žinok, tu ten, aš tavim iš vis nesirūpinsiu. Arba iš vyro moteris girdi, jeigu tu savaitgalį varysi su savo tą hebrytę, žodžiu, į šitą į meditacijų stovyklą, tai taip ir žinok, aš, pavyzdžiui, atimsiu iš tavęs finansavimą ir taip toliau. Ir tie vaikiški smėlio dėžės žaidimai, jie tiesiog tęsiasi, bet pasikeičia reikalavimai, pasikeičia norai ir būdai tai daryti. Tokia yra gan sudėtinga manipuliacija, kai kitas žmogus, pavyzdžiui, tiesiai sako arba per aplinkui kažkaip bando pranešti, kad jis nustos rūpinti savimi, jeigu tu nepadarysi to, ko jis nori. Ir tas žmogus, tarytum, toks yra depresinėje būsenoje, toks atrodo prislėgtas, nelaimingas. Ir kaip antram plane, toks irgi keliauja mintis, kad aš blogai jaučiuosi, nes tu kažko nepadarei. Čia visa tai per tave vyksta. Ne todėl, kad aš nesitvarkau su savim, o todėl, kad tu man nedavei to, nedavei rūpesčio, nedavei dėmesio.
ir dabar vat, aš jaučiuosi labai labai blogai. Dažnai tie žmonės, jie nori gauti daugiau nei gauna. Vat yra manipuliacija, kuri apie tai, kad ką tu bedarytum, tai to yra per mažai. Dėmesio per mažai duodi, laiko per mažai skiri. Be abejo, manipuliatoriai, jie visada tikisi, laukia, kad mes jiems nusileisim. Taip turi būti, tu turi nusileisti ir jokių čia tau pasirinkimų. Jam kito žmogaus norai ir poreikiai visiškai nesvarbus. Dar gali būti tokios manipuliacijos, kai žmogus labai daug žada, bet mažai padaro. Ir tuos savo pažadus susieja su mūsų elgesiu. Pavyzdžiui, sako, aš tau pilis, pastatysiu, sako jaunikis, aš dėl tavęs visas jūras perbrisiu. Ir lauki tų žiedlapių su pilim, kažkaip nėra, bet tada sako tas jaunikis, jeigu tu būtum švelnes, jeigu tu būtum geresnė, tai turėtum tu visą tai, ką aš tau žadėjau. Manipuliatoriai mėgsta kaltinti kitus, egoizmu, abejingumu, pasipūtimu. Ar atpažįstate tokį kitų žmonių elgesį savo gyvenime, savo elgesį? Jeigu taip, parašykit 5. Ir jeigu per jausminę pusę pažiūrėsim, tai apie manipulaciją signalizuoja mūsų diskomfortas vidinis. Pasireiškiantis galbūt, tokiu gali būti lengvu susierzinimu. Ir tas jausmas, kad lauk, taip atrodo, tu visai nenorėjai to daryti, bet padarei. Ir tarytum lieka tas toks prievartos momentas. Bet labai labai svarbus momentas, jeigu mes susidurėme su manipuliacijomis iš kitų žmonių, tai reiškia, kad mes padėjome ir padedam manipuliatoriui elgtis taip, kaip jisai elgėsi. Be mūsų manipuliacija nevyktų. Nes manipuliacijoje visuomet dalyvauja 2 žmonės. Ir manipuliacijų temą vertėtų nagrinėti per abu aspektus. Apie manipuliatorių, ir šiandien mes apie juos nekalbėsim, mes labiau toks akcentas į tai, o kas su manim vyksta, kodėl mani manipuliuoja ir kaip man to nedaryti. Kaip konkrečiai aš įsitraukiu į svetimus žaidimus. Ir čia noriu pabrėžti šitą momentą, kad aš nekalbu apie tai, kad išprovokuojam kitus taip elgtis. Ne. Mes galim neprovokuoti, jie tiesiog taip elgiasi, bet savo veiksmais, savo elgesiu mes palaikom jų elgesį ir leidžiam jiems tai daryti. Nes dažniausiai mes kalbam apie automatinės reakcijas, apie automatinius elgesio modelius. Tarytum esam užprogramuoti elgtis taip, o ne kitaip. Ir dabar pasižiūrėkime į tai, kaip jums būdinga elgtis susidūrus su manipuliacijomis. Tarkim, staiga nutiko kažkas ir pradedate savo priekaištauti, prisiėmėt darbų ir juos darot, ir jums sunku, ir darot juos ir graužiat save, priekaištaujat, sakot, kaip ir vėl tu čia užsikroviai, kaip ar tu negali pasakyti ne, toks zyzimas vidinis įsijungia. Ir savijauta tokia, tarytum prislėgta, arba jaučiuosi skaudinta, nesuprasta, kiti manęs nepalaiko ir taip toliau. Jeigu, tarkim, išdrįstate nesutikti su kitais žmonėmis, pasielgti taip, kaip jums yra geriau, staiga nutinka toks išgyvenimas, kad, o Dieve mano, aš turbūt pasielgiau neteisingai, aš turbūt esu blogas žmogus. Arba bijote kažką daryti, nes yra baimė, kad tie santykiai gali sugriūti ir tarytum turite daryti taip, kaip nori kitas žmogus, nes kitaip tų santykių nebeliks. Arba, tarkim, kolektyve yra žmogus, į kurį kreipiasi visi. Tu man tą patark, tu man tą padėk, tu už mane padaryk, tampi tokiu žmogum, pas kurį visiems labai patogu ateiti. Jeigu bent vienas iš šių punktų yra jums būdingas, tai rodo, kad jūsų reakcija į manipuliacijas
ir padeda sukurti palankę terpę joms. Būtent šitie pasireiškimai ir palaiko kitų žmonių manipulacijas. Ir tada klausimas, kyla, o kodėl vieni žmonės yra smarkiai pažeidžiami prieš manipuliatorių, o kiti geba ramiai pasipriešinti manipuliacijoms. Jeigu pasakyti labai labai trumpai ir apibendrinant, tai atsakymas būtų, kuo mus skiria vienus nuo kitų, tai yra mūsų skausmo taškai. Ir tuose skausmo taškuose yra sukoncentruoti mūsų neišspręsti psichologiniai reikalai. Ir kuo daugiau neišspręstų klausimų, tuo lengviau mumis manipuliuoti. Čia apie sukauptas nuoskaudas, apie kaltės jausmą, apie baimę, apie gėdą. Arba, jeigu dar labiau apibendrinti, tai visi tie skausmo taškai, jie daro labai stipriai įtaką mūsų savivertei. Ir kuo trapesnė mūsų savivertė, tuo lengviau mes, tai reiškia, kad yra daugiau neišspręstų skausmo taškų, o kuo jų daugiau, tuo lengviau mumis manipuliuoti. Ir labai dažnai mes sąmoningai patys nelabai suvokiam, kur tie mūsų skausmo taškai, juo labiau mes apie juos nepasakojam kitiems žmonėms. Ir atrodytų, iš kur jie gali žinoti, kurį mygtuką paspausti, kad įtraukti mane į manipuliaciją. Bet jeigu mes įsižiūrėsim į gyvenimą, į save, mes tikrai jaučiam vieni kitus ir nesąmoningai suvokiam, kam yra jautrus šalia esantis žmogus. Juo labiau, kad mes gyvenime stengiamės išvengti tų skausmo taškų, nesąmoningai, juos apeiti bet kokią kainą. Ir tai mus ir išduoda. Kai tik mes pasielgiame taip, norėdami išvengti kažkokios situacijos, mes tiesiog atsiveriam aplinkiniams daug labiau, negu galėtumėm įsivaizduoti. Ir realiai mes patys suteikiam informaciją kitiems žmonėms apie tai, arba duodam vadeles į jų rankas, kurių pagalba mus galima valdyti. Dabar jeigu pasižiūrėsim, kaip tai veikia gyvenime, pavyzdžiui, turėjau gyvenime situaciją, kai man būdavo labai baisu, kai ant manęs pyksta. Ir dėl to ir kažkada pabandžiau eiti į konfliktą, išspręsti, bet viskas ten baigėsi man labai blogai, mane atstūmė, iš manęs pasityčiojo, mane sužeidė ir susiformavo skausmo taškas, kad konflikte man skaudės. Todėl aš labai vengiu konflikto. Ir kai aš vengiu konflikto, aš viską darau, kad jisai nekiltų. Sutinku, ten pritariu, nors viduj viskas verda ir gal ten paskui kampelėje sėdžiu ir apsiverkiu, kad viskas tai buvo, bet aš neinu į konfliktą. Ir kiti žmonės tai jaučia, kad aš bijau konflikto. Ir ką jie darys? Tam, kad manim pradėtų manipuliuoti. Jie gąsdins konfliktu, nes nesąmoningai jaučia ir mes jaučiam. Be abejo, kaip nereikia galvoti, kad mes tokie blogi žmonės visi ir specialiai darom. Mes tai darom nespecialiai. Ir kai patys jaučiame saugiai, mes tikrai stengiame suprasti kitus žmonės, atjausti kitus ir tikrai nepiknaudžiaujam kitų žmonių skausmo taškais. Mes tai pradedam daryti tada, kai susiduriam su pasipriešinimu ir kyla pavojus mūsų pačių saugumui. Ir tada mes pamirštam ir atjautą, ir supratimą, ir tam, kad vėl sukontroliuotumėm situaciją ir pasijustumėm saugiau, mes pradedame naudoti viską, ką mes žinome, ką mes jaučiame nesąmoningai apie kitą žmogų. Kaip ir sakiau, manipuliuoja ne blogi žmonės, o tiesiog žmonės, kurie jaučiasi nesaugiai. Ir būtent, kai mes norime save apsaugoti nuo skausmo, tai ir padeda sukurti tam tikrus elgesio modelius. Tam, kad mane sunkiau būtų įtraukti į manipuliacijas, iš esmės man reikia ką? Man reikia tvarkyti su savo skausmo taškais. Man reikia dirbti su savo saviverte, su tais
jausmais, kuriuo aš neišgyvenau, su tom istorijom, su kuriuom aš nesusitvarkiau. Nes kol aš tai turiu, aš kitiems rodysiu, ane, ir jie tuo naudosis. Kas būdinga žmonėms, kuriais lengva manipuliuoti? Visų pirma, tai yra toks labai stiprus pritarimo poreikis, nes žmogus pats savo negali pritarti. Ir iš esmės norėti, kad mums pritartų artimi žmonės, svarbus mums žmonės, yra visiškai natūralu. Bet kartais tas pritarimo poreikis, jisai būna kaip narkotikas, ne, be kurio mes negalim gyventi. O kai laukiam pritarimo, kiti žmonės jaučia tai ir mes tokiu būdu atskleidžiam savo skausmą, nes galbūt man trūko to pritarimo kažkada ir man reikia pripažinimo, man reikia užpildyti tą poreikį ir tas toks alkis, sakau, duok, duok, duok. O kai aš ateinu ir sakau, duok, 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 ne, tuomet žmogus gali pasakyti, sako, gerai, aš tave palaikysiu, aš pritarsiu, aš būsiu tavo pusėje, jeigu tu padarysi tai, ko aš noriu. Kas dar būdinga? Tai yra žmonės, kurie linkę prisiimti kaltę. Tiesiog, už viską jie tiesiog tiki, kad turi save kaltinti už kiekvieną problemėlę atsirandančią jų gyvenime arba šalia esančių gyvenime. Nors realiai gali nieko bendro su tuo neturėti. Tai jeigu, o manipuliatoriai darys ką? Jie palaikys tikėjimą, kad tu tikrai kalta, kad čia tikrai viskas per tave. Dabar išpirkinėk savo kaltę. Ir mes jų rankose. Kaip ir sakiau, ta pykčio baimė yra irgi labai stiprus momentas, kai bijom konfliktų, bijom, kad kiti supyks. Žinot, yra toks juokas, kad daugybė žmonių gyvena taip, lyg galiotų 11 Dievo įsakymas – nepyk. Ir dar plus 12 Dievo įsakymas – nesupykdyk artimo savo. Ir tas vengimas, konfliktų, konfrontacijų, tas pastangos išspręsti viską taikiu būdu. Tai yra terpė, labai labai gera terpė manipuliatoriams. Apibendrinant, tai yra trapi savivertė. Tai yra daug abejonių savimi. Bet iš kitos pusės, jeigu mes pažiūrėsim, tie visi mechanizmai, jie yra mums ir naudingi. Naudingi kuo? Kad tada, kai mes negalėjom kitaip, jie mums padėjo išgyventi. Visa tai, apie ką kalbam, tai yra išgyvenimo mechanizmai. Dėl ko nereikėtų savęs smerkti, jeigu manipuliuoju, arba per daug smerkti tų žmonių, kurie intensyviai tai daro. Nes tai buvo vienintelis būdas tiem žmonėm išgyventi tose sąlygose, kuriuose jie gyveno. Bet bėda ta, kad jau dabar, kai suaugom, kai esam suaugę žmonės, tie mechanizmai, jie tarytum jau ir nebeatlieka savo tiesioginės funkcijos, o pradeda griauti mus iš vidaus. Ir iš tiesų verta peržiūrėti savo elgesio modelius, mokytis naujų, ir tarytum viduje pradėti kurti tokią pusiausvyrą, nes kartais prisiimu atsakomybę už kitą, kartais taip nutinka, kartais neprisiimu, kartais bandau taiką išlaikyti, o kartais einu į konfliktą ir ginu savo interesus, nes gyvenimas yra įvairus ir jame yra daug įvairiausių kontekstų. Ir vienam kontekste bus teisinga, tarkim, prisiimti atsakomybę už tai, tarytum, kas man gal ir nepriklausytų. Bet kitame kontekste bus visai į pievas prisiimti atsakomybę. Bet tas lankstumo momentas. Lankstumo momentas, jisai leidžia vis mažiau įsivelti į manipuliacijas, vis mažiau įsivelti į svetimus žaidimus. Arba jeigu įsiveliu, tai aš tai darau sąmoningai, nes suprantu, kad šitoj situacijoje tai geriausias sprendimas.
Ir tada, ar mes tai galim jau pavadinti manipulacija? Greičiausiai ne, nes aš sąmoningai suvokiu, kas vyksta ir žinau, kodėl aš darau vienus ar kitus veiksmus. Ačiū Ilonai ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje ir palikti komentarą bei pasidalinti, ar pažiūrėjus šį video pavyko atpažinti jumis manipuliuojančius žmonės jūsų gyvenime. Na ir kaip minėjau anksčiau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ją ir sužinokite, kaip darbo saugos specialistai ir personalo vadovai sutaupo marias laiko, kurį verčiau gali skirti streso problemoms spręsti savo darbovietėje. O jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta daugiau nei 80 panašių video edukacijų. Dėkui ir iki pasimatymo.